Sveiki. Sveiki, šiandien kalbinsime Lietuvos atlikėją Mindaugą Vileitą. Aptarsime jo artėjantį muzikinį albumą Čiuoma bei jo darbą su Dune Waves grupe ir šiaip jo muzikinę karjerą. Sveiki. Tai tuomet pradedant, galbūt gali papasakoti, kaip būtent prasidėjo tavo kelias į šią muzikinę kelionę. Prasidėjo prieš gerus gal 14 metų ir tai prasidėjo su kalėdinė dovana iš tiesų. Aš prisimenu, kai aš buvau mažas, man padovanojo šeima mažą elektrinį pianiną, tokį žaislinį pianiną elektrinį ir galvojo, kad aš tiesiog pažaisiu, mes tipo kažką tai šiaip taip ir viskas ir mesiu. O aš pradėjau pats mokytis kūrinius įvairius, su tuo mažu žaisliniu pianino pradėjau groti ir tada bandžiau visą laiką išprašyti senelių ir šeimos, kad nupirktų man normalų pianiną, o jis sakė, nupirksim normalų pianiną, jeigu įstosi į muzikos mokyklą. Tai toksai kaip šantažas buvo, bet iš tiesų tada aš nusprendžiau, 5 klasėje būdamas nusprendžiau įstoti į muzikos mokyklą, įstojau į sintezatorių specialybę, tai elektrinio pianino, taip atsimokiau porą metų, o tada nusprendžiau pradėti mokytis vokalo ir dainavimo. Kodėl būtent atsirado tas noras siekti muzikanto karjeros? Gal todėl, nes aš esu labai altruistiškas žmogus ir man visą laiką buvo svarbiau kitų žmonių gerovė negu mano paties, kas nėra šiaip labai geras dalykas, bet man visą laiką buvo svarbu, kad kažkaip tais perteikti žinutę, perteikti savo mintis kitiems žmonėm, gal kažkaip paveikti kitus žmonės, kažką pakeisti, kažką naujo įdėti į pasaulį. Ir manau, muzika vienas iš tų dalykų, kur lengviausia ir geriausia tai padaryti yra. Nes muzika tai yra iš tiesų labai labai galingas įrankis daugelį dalykų. Tiek muzika gali padėti su asmeniniais išgyvenimais. Ir iš tiesų gal todėl ir buvo viena iš priežasčių, kodėl aš nusprendžiau muzikanto karjeros siekti, nes muzika man padėdavo išgyventi savo visus vidinius demonus. Bet taip pat muzika gali ir padėti kitiems aplinkiniams. O kas tave įkvėpia kuriant? Dabar, sakykime, esi išleidęs 3 singlus, Ne už kalnų pasirodo tavo pirmasis albumas, debiutinis. Iš kur semiesi įkvėpimo? Įkvėpimą tai aš semiuosi iš asmeninių išgyvenimų. Aš visą laiką sakau, kad mano muzika ir mano albumas tai yra mano asmeninis dienoraštis. Nes aš kadangi dienoraščio niekada gyvenime nerašiau, tai man vietoj dienoraščio buvo muzika. Ir jo, iš įkvėpimo semiuosi iš asmeninių patyrimų, iš įvairių situacijų, kurias aš išgyvenu, iš įvairių emocijų. Todėl, pavyzdžiui, jeigu kažką tai aš sunkaus išgyvenu, kažkokį tai sunkų laikotarpį, tai aš dažniausiai to laikotarpį daugiau rašau. Aš rašau grynai apie tai, ką aš jaučiu, tai, ką aš galvoju ir, nežinau, gal kažkas tai irgi galės relatinti su šituo. O ar visos dainos tampa, visi tie emociniai išsirašymai tampa dainomis? Sakykime, būtent rašant albumą, ar visos dainos, kurias rašai tuo laikotarpiu, ar jos visos pateko į albumą, ar galbūt kelios pasiliko neišleistos? Galiu išduoti paslaptį, tiek dainų, kiek yra albume, tai yra 12 dainų, 12 kūrinių, tai yra gal tik tais trečdalis visos mano parašytos muzikos. Yra labai labai daug tikrai kūrinių ir labai gerų kūrinių, kurių aš neišleidau. Gal vėliau išleisiu, gal kitiem projektam pritaikysiu juos, gal kai kada gyvuose pasirodymuose atliksiu tas neišleistas dainas, bet jo, labai daug yra dar neišleistų. O kodėl priėmei sprendimą jų neįtraukti į artėjantį albumą? Jeigu aš būčiau jas įtraukęs į albumą, tai albumas gautųsi kažkur apie 40-50 dainų, kas gerokai per daug yra. Tai tiesiog buvo toksai atrankos būdukas. Aš atrinkau, įdėjau į albumą tas dainas, kurios man fainiausias buvo, mano geriausias buvo iš parašyto ir įdėjau tas dainas, kurios man tuo momentu ir šiuo momentu aktualios yra.
Galbūt yra kūryboje arba buvo kūryboje, ypatingai rašant albumą, kažkoks momentas, kažkokia mintis ar emocija, prie kurios vis sugrįždavai, kas, sakykime, apjungia didžiąją dalį tavo dainų. Gal meilė? Nors sakydamas meilė, tai čia yra toksai labai platus spektras, nes meilė gali būti labai skirtinga. Bet sakyčiau, kad meilė toksai dalykas, kuris apjungia visas albumo dainas, nes tarkim yra dainos kaip Tu et moi arba Balto stalo rožės, kurios yra apie tokią nelaimingą meilę. Yra dainos kaip Paskambink kai grįši, kurios yra labiau apie tokį ilgesį, arba I miss you, kurios yra tokios labiau apie ilgesį, bet irgi ilgesį meilės. Yra dainos kaip Top, kuri yra irgi apie labiau fizinę meilę. Ir yra, tarkim, tai yra tiesiog labai albumas apie meilę, labai skirtingą meilę. Yra, pavyzdžiui, daina Tamsiose mintyse, kuri yra apie draugišką meilę. Ir meilė aplamai kitam žmogui, kitiem žmonėm iš draugiškos pusės ir iš tos pagalbos rankos ištiesimo pusės. O kaip yra dabar su kūrybiniais impulsais? Aš bent jau kiek supratau, tai tavo dainos yra, kaip tu sakai, tavo dienoraštis, tai greičiausiai rašai tuomet, kai ateina tas natūralus įkvėpimas, natūralus impulsas, ar vis tik tai dažniau būna disciplinos rezultatas? Tai aš visą laiką rašau grynai iš savo asmeninių potyrių, iš emocijų, iš jausmų. Ir aš visą laiką arba ieškau įkvėpimo, arba tiesiog įkvėpimas natūraliai atsiranda. Aš nesu tas žmogus, kuris labai gali priversti save rašyti. Todėl dažniausiai aš rašau dainas, vieną dainą labai ilgą laikotarpį, nes man buvo kartų, kai aš vieną dainą rašiau mėnesį, 2 mėnesius, 3 mėnesius vieną dainą rašydavau. Aišku, yra buvo tokių momentų kaip su daina Empty, nes aš ją parašiau per 20 minučių. Bet tai todėl, nes tai buvo labai sudėtingas vakaras ir man tiesiog natūraliai visi tekstas, visi žodžiai, viskas natūraliai atėjo. Nuo ko tavo dainos dažniausiai prasideda? Ar dažniau pirmą parašai žodžius ir, sakykime, tuomet melodija, ar dažniau melodija atsiranda pirmiau žodžių? Tai kadangi aš pagal specialybę esu džiazistas ir aš labai daug metų mokiausi improvizacijos, tai todėl man visą laiką pirmiausia gimsta melodija. Aš pirmiausia parašau melodiją, labai įvairiai būna parašau, tarkim, man yra buvo momentų, kai kokia 11-12 nakties kažkokia tai šauna į galvą melodija, kažkokia, aš tada einu prie pianino, 12 nakties pradedu groti, rašyti kažką tais. Yra buvo momentų, kai aš tiesiog vaikščiodamas kažkur tais gaunu kažkokią tai melodijos idėją ir tada įsijungiu rekorderį ir rašau tą su balsu melodiją. Bet visą laiką man gimsta pirmiausia melodija, tada, sakyčiau, antras yra tekstas, nes su tekstu aš kadangi esu ne poetas, tai man su tekstu visą laiką yra sunkiau ir todėl aš dažniausiai 2 mėnesius rašau vieną dainą, grynai nes aš rašau tekstą labai ilgai. Ar dažnai tenka perrašinėti tekstus, jog jie tiktų pagal sukurtas melodijas? Šiaip aš labai retai kada perrašinėju tekstus, arba jeigu perrašau, tai aš perrašau tik tam tikrus žodžius. Dažniausiai aš palieku taip, kaip iš pradžių parašau, nes man dažniausiai pirmas rezultatas labiausiai patinka. Bet yra buvo, pavyzdžiui, momentų, kai aš net tiesiogiai fiziškai neperrašinėjau tekstų, bet aš tiesiog, kai kažkur tais dainuodavau tą dainą, aš automatiškai pakeisdavau toj vietoj žodžius, arba tekstą, arba vieną žodį pakeisdavau. Ir po to tiesiog galvoju, visai gerai skamba taip, tai gal aš taip ir paliksiu įrašę.
Nuo ko prasidėjo tavo mintis ir idėja rašyti solinį albumą? Jaučiu irgi čia būtų toksai, kaip albumą, tai aš jaučiu irgi būtų toksai aplinkinių žmonių paskatinimas, nes iš pradžių aš tiesiog galvojau, rašau dainas ir gal tiesiog pakoncertuosiu kažkur taip sudainuosiu savo dainas ir tuo visas baigsis. O tada kiti žmonės, nes aplinkiniai draugai girdėjo mano dainas ir sako, šiaip tau reikia išleisti jas, tau reikia kažką tai tipo su jom daryti daugiau. Ir tada, čia nes iš tiesų labai daug metų aš vis ruošiausi pradėti leidybą, pradėti leisti viską. Ir pagaliau, kai atsirado grupė Dune Waves, kai atsirado visi resursai, kaip audio studija ir taip toliau, tada jau galėjau pradėti įgyvendinti visą šitą. O kodėl albumą nusprendė rašyti kaip solo atlikėjas ir išleisti tai kaip savo kaip solisto albumą, o ne pritaikyti sukurtas dainas ir tekstus grupės albumui? Jaučiu būtų todėl, nes kai aš pradėjau rašyti dainas, kai aš parašiau jas, aš vis tiek didžiąją dalį dainų aš parašiau prieš atsirandant grupiai. Ir man buvo toks dalykas, kad po to perrašinėti vėl visas dainas, pritaikyti tas dainas grupiai, tai kažkaip numuštų tą visą jausmą, kokį aš turėjau, kai aš jas rašiau. Nes aš jas rašiau grynai iš emocijų, iš išgyvenimų tuo momentu. O po to, jeigu man reikėtų perrašinėti viską, vėl pritaikyti grupiai, tai tada aš dalį to autentiškumo prarasčiau. Anksčiau sakei, kad tavo kūryba yra paremta tavo asmeniniais išgyvenimais. Kaip jautiesi ir koks yra jausmas, žinant, jog tavo išgyvenimai ir tavo nuoširdumas yra realiai girdimas ir pasiekiamas visam pasauliui? Ar tai tave kažkaip pastiprina, ar galbūt kaip tik jautiesi labiau pažeidžiamas? Aš sakyčiau, kad tai tikrai pastiprina, nes man iš tiesų labai faina matyti, kai žmonės klausosi mano rašytos muzikos, kai vaibina su mano muzika, kai būna irgi dainuoja mano dainas, nors čia tik tai pradžia, bet jau yra žmonių, kurie išmoksta tekstą, nes irgi per pasirodymus kartu dainuoja. Aš prisimenu per gatvės muzikos dienų pasirodymą, aš dainavau, su grupė atlikinėjomės mano dainą Tamsiose mintyse. Ir aš dainuoju dainą ir pasižiūrit, nes aplinkui, nes virš 200 žmonių, kurie visi vaibina, šoka kartu, dainuoja. Ir man toksai buvo labai special momentas ir iš tiesų aš tada to momentu vos neapsiverkiau. Aš taip galvoju, tik sulaikyk ašaras, toliau reikia dainuoti, toliau reikia darbą atlikti. Bet jo, tai iš tiesų labai pastiprina, labai fainas yra jausmas. Iš visų tavo parašytų dainų, iš 3 išleistų singlų ir iš artėjančio albumo, ar yra kažkokia daina, kuri tau pačiam yra, sakykime, svarbiausia arba labiausiai patinkanti? Iš tiesų yra labai daug dainų, kurios man patinka. Čia tas pats dalykas, manau, pasakyti, kuris tavo vaikas yra mėgstamiausias. Bet šiaip daina, kurio aš esu labai patenkintas ir kuri man labai svarbi yra, tai yra antras singlas Tu es moi, nes ta daina yra apie sunkiausią mano gyvenimo etapą, kuris vis dar pilnai nesibaigia. Ir man labai buvo svarbu, kuo anksčiau ją išleisti. Nes tai yra toks dalykas panašiai kaip, tai tokia kaip terapija yra. Tu kažką tai padarai produktą iš savo išgyvenimų, savo emocijų, savo jausmų. Ir po to tą produktą paleidi faktiškai. Toksai kaip paleidi visus sunkumus. Tai todėl man Tu es moi labai svarbi daina yra. Ir aš labai patenkintas, kaip jinai gavosi. Tai čia, sakykime, kūrinys būtų toks, kuris tau daugiausia reiškia iš emocinės pusės. Ja. O tuomet iš techninės perspektyvos, iš techninių aspektų, kuris kūrinys tavo nuomonė bus labiausiai pasisekęs arba, sakykime, būtiškai sakant, geriausiai iškeptas?
Aš manau, kad tai būtų trečias singlas, Top, nes kiek mes Top atlikinėjame per pasirodymus įvairius koncertus, tai yra viena iš tų dainų, kurie visiems patinka. Kurie visi šoka, visi vaibina su Top. Man šiaip labai patinka dainos tekstas, bet su Top yra toksai įdomus dalykas, kad tai buvo paskutinė daina, kurią aš parašiau. Ir aš iš pradžių ją parašiau ne kaip singlą, o aš tiesiog tokį kaip šiaip įdėsiu kažkur tais į albumą, nes albumų išeis, nes labai daug dėmesio ją nekreipiau. O po to, kai pradėjome ją su grupe tobulinti ir tada buvo tas grįžtamasis ryšys iš kitų žmonių, kurie girdėjo tą dainą, tai visi sako, nes turi būti singlas, nes viena geriausia dainų yra albumo. Ir tai manau, kad Top būtų tokia sėkmingiausia. Galbūt buvo kažkoks momentas ar tai supratimas, jog šito albumo kūrimas pakeitė tavo požiūrį į save patį, ar pakeitė požiūrį aplamai į muziką ir į kūrybą? Ar pakeitė požiūrį į save patį, aš nepasakyčiau, kadangi aš vis tiek rašau dainas nuo 13 metų, tai jau labai daug metų rašau. Ir gal todėl, nes aš tiesiog per tokį ilgą laikotarpį vis rašau ir taip palaipsniui neskubant rašiau, tai nelabai buvo toksai, kad, pasikeitė kažkas tai. Tokio pokyčio nebuvo, bet, sakyčiau, gal aš supratau, pradėjęs leisti albumą, išleidinėti, aš supratau, ant kiek muzika yra darbas. Ant kiek tai yra iš tiesų sudėtinga, kiek daug pastangų turi į viską įdėti, kiek daug jėgų, darbo, laiko. Tai aš supratau, kad tai yra darbas. O ar malonus darbas? Ar nesigaili, ar nepradėjai gailėtis to, jog užsinorėjai būti atlikėjų ir muzikantu? Ar aš gailiuosi, kad aš tapau atlikėjų, tai nepasakyčiau. Gal tiesiog yra toksai labiau, kadangi tai yra nuovargis, kadangi tai yra darbas, tai tu, kai tampi, ir čia nes aš kiek kalbėjau su visais žymiais muzikantais, atlikėjais, pas visus yra tas pats dalykas, kad kai tu pradedi išleidinėti muziką ir muzika tampa tokiu darbu, tai tu pradedi ir žiūrėti kaip į darbą. Tai toks pats dalykas, kaip būtų, pavyzdžiui, jeigu tu dirbi ofise kokiam ir tu tiesiog kiekvieną rytą turi keltis anksti ryte, važiuoti į darbą tenais, grįžti vakare toksai pavargęs, be jėgų visiškai, tai toks pats dalykas yra su muzika. Tai ir aš sakyčiau, toksai dingsta ir yra dingusi truputėlį tokios kibirkšties, kurie anksčiau buvo, bet aš vis tiek nesigailiu savo sprendimu. Sakykime, būtų galima tada sakyti taip, jog iš arčiau susipažinai su tuo, kokia tai yra veikla ir kiek jinai daug pastangų yra reikalaujanti. Ir kiek aš bent jau esu girdėjus interviu su kitais atlikėjais ir bendravus su jais, atlikėjai labai dažnai pasiima kūrybinės atostogas ir kūrybinės dirbtuvės. Išvažiuoja, užsidaro miške, sėdi, telkiasi ir siekia gauti kaip įmanoma daugiau įkvėpimo, kad rašyti dainą. Iš tiesų jo, nes netgi dabar fainiausias viso šito darbo etapas tai yra rašymas. Rašymas yra pats fainiausias, pats toksai maloniausias dalykas, o tada jau tie leidybos dalykai, visi stresas pastovus, o čia jau yra ta darbo dalis. O vis tik kas yra fainiau? Ar dainas rašyti ir jas kurti, ar praėjus jau kuriam laikui jas koncertuoti prieš publiką ir matyti tą žmonių pasitenkinimą ir pasimėgavimą tavo sukurtais kūriniais? Aš sakyčiau, kad fainiau yra atlikti ir matyti žmonių pasimėgavimą, matyti grįžtamąjį ryšį, bet taip pat yra labai svarbu ir labai tikrai fainas dalykas yra pats rašymo procesas. Ir netgi, nes aš ką galėčiau patarti kitiems žmonėms, kad netgi jeigu nesat muzikantas arba rašytas, tiesiog kažką išgyvenat, pradėkit tai rašyti. Ir iš tiesų ir palengvės, ir bus faina, ir tikrai patiks.
Jeigu galėtum atsukti laiką atgal, ar su šituo albumu darytum kažką kitaip, ar paliktum jį tokį, koks jisai bus? Aš su kiekviena daina kažką kitaip daryčiau. Kodėl? Aš esu labai didelis perfekcionistas ir kad man tikrai 100% patiktų kažkas, tai ką aš padarau, taip nebūna. Tai todėl, jeigu aš dabar galėčiau atsukti laiką, aš kiekvienoje dainoje kažką tai pakeičiau, kažką perdaryčiau, gal kažką patobulinčiau, bet aš taip pat yra labai svarbu suprasti, kad tą tobulą rezultatą, kuriuo nes tikrai esi 100% patenkintas, labai sunku yra pasiekti. Tai todėl ir aš tiek kalbėjęs esu su kitais atlikėjais, kitais muzikantais, tai, kurie irgi rašo, tai visi sako, kad tiesiog reikia atitikti visus punktus, kuriuos tu nusistatai savo. Jeigu visus punktus įvykdai, viską atsistatai, viską įgyvendini, tada gali leisti dainą, nes pilnai nebus niekada patenkintas. Bet galbūt ir gerai, kad nėra siekiamybės, sakykime, parašyti dainą tobulai, nes tuomet vis tiek yra didesnis emocionalumas dainų, jos yra labiau labiau tikros ir galbūt čia kaip tik yra geras momentas, jog auditorija galės labiau įsijausti į tai ir į tą faktą, jog tai yra tavo asmeninės patirtis, o ne nugludinti kūriniai. Jo, iš tiesų tas tiesa yra ir iš tiesų, pavyzdžiui, mano mėgstamiausi atlikėjai pasaulio, kaip nežinau kokie, Lana Del Rey, man su jais patinka tas dalykas, kad jie nesiekia tobulumo ir netgi jie būna palieka tam tikras klaidas arba įdeda kažkokių tai klaidų, kad viskas gyviau skambėtų ir tikriau, ir žymiai labiau tikroviškiau. Ir aš tą irgi bandau padaryti savo muzikoje. Kalbant apie albumą, mačiau, kad taip pat palengva ir po truputį ruošiesi ir artėjančiam debiutiniam solo pasirodymui. Kokios emocijos, kaip vyksta pats pasiruošimo procesas? Pats pasiruošimo procesas tai vyksta su komanda. Ir aš tiesiog labai džiaugiuosi, kad yra komanda, vadybininkė ir grupė ir kiti žmonės, kurie tikrai padeda, prodiuseriai. Aš labai džiaugiuosi, kad jie yra ir jie tvarko tos labiau pasiruošimo visus dalykus, tos visus organizacinius reikalus, nes vienam man viską suorganizuoti, viską padaryti, repertuarą padaryti, leidybą, visą šitą man vienam būtų per daug tiesiog. Tai aš labai džiaugiuosi, kad yra ta komanda visa ir emocija šiaip tam renginiui labai excited, bet taip pat labai daug streso, nes kadangi tai yra vis tiek toksai pirmas albumo koncertas, pirmas renginys albumo, tai iš tiesų yra labai daug streso tų visų logistinių dalykų. Ne tiek atlikimo dalykų, bet tų visų logistinių, tų visų pasiruošimų dalykų stresas. O kaip pati emocija dėl to, jog vis tiek aš bent jau kiek žinau labiau esi įpratęs pasirodyti kartu su savo grupe. Koks jausmas ruoštis atlikti visą albumo programą vienam pačiam ant scenos? Iš tiesų labai daug planavimo, labai daug streso, truputėlį jaudulio, nes aš labai daug metų esu atlikinėjęs, pasirodęs vieną scenoje ir atlikinėjęs nes programą scenoje, bet pastaruoju metu, ypač kai grupė atsirado, tai aš pastebėjau, kad žymiai daugiau yra ir žymiai fainiau, lengviau, saugiau gal netgi su grupė yra pasirodyti negu man vienam, tuo labiau atlikti visą pusantros valandos programą. Bet šiaip labai faina, bet taip pat ir labai daug jaudulio. Kokie dalykai yra sunkiausia ruošiantis šitam pasirodymui? Ar tai yra kažkokie techniniai, logistiniai sprendimai, ar pati emocinė būsena galbūt? Emocinė būsena, tai aš visą laiką, kai pasirodau gyvai, aš tuo momentu įsijaučiu į muziką.
aš niekada tenais labai emocinės savo būsenos neruošiu, nerepetuoju. Pas mane viskas, visose pasirodymuose pas mane viskas, visa emocija, visi jausmai, viskas yra tiesiog vietoje natūraliai, viskas gaunasi. Šiaip jo, labai daug yra logistinių visų planavimo darbų, tenais plakatų derinimas, programos išdėstymas, visa aparatūra, techniniai visi dalykai, va šitą labai daug yra labai. O tuomet galbūt galėtum papasakoti šiek tiek daugiau apie pačią grupę. Kaip jinai gimė? Kaip jinai atsirado? Galbūt yra kažkokia tai grupės susibūrimo istorija? Tai iš tiesų mes visi grupės nariai, mes kartu koncertavome ir pasirodydavome jau 4 metus gal, 4-5 metus ir pažįstami ir koncertuodavom visur, bet mes prieš tai buvome kaip muzikos mokyklos ansamblis tiesiog. Tai yra ne nuosava grupė, o tiesiog ansamblis mokyklos. Ir prieš grupės susibūrimą, prieš nusprendžiant sukurti grupę, mes labai daug atlikinėdavom tiesiog instrumentinės muzikos. Ir tada per vieną pasirodymą prisimenu, aš su keliais grupės nariais, mes tenais kalbėjomės ir galvojame, šiaip tipo labai fainiai yra šitie instrumentiniai kūriniai, bet žmonės nori dainų. Žmonės nori dainų, jie nori klausytis dainų. Ir tada buvo tokia mintis, o gal sukuriam savo grupę, pabandome tipo patys viską organizuoti, patys viską daryti, be niekino priežiūros, kaip sakoma, ir taip, sakyčiau, gimė grupė. Artėjančiam albume ir, sakykime, iš tų singlų, kurie jau yra išleisti, kelios dainos ir yra atliktos su grupė Doonwaves. Ar yra kažkokių planų būtent su grupė ir grupės kūryba? Galbūt laukiant albumo galima laukti ir tikėtis, jog Ne už kalnų pasirodys ir ne vien tavo solo kūriniai, bet ir visos grupės kūriniai. Aš nežinau, kiek aš galiu sakyti, bet iš tiesų su grupe irgi po albumo išleidimo bus darbų, bus įvairių projektų, gal bus ir muzikos grynai su grupe. Tai stay tuned, laukite. Kaip visada atlikėjai nieko neatskleidžia iki galo. Toliau kalbant apie ateities vizijas ir artėjančius ar, sakykime, tolimesnius planus, galbūt yra kažkokie collaborationai, su kuo norėtum kartu pasirodyti arba kartu sukurti kūrinius? Man sakyti, su kuo norėčiau, ar sakyti realistiškai, su kuo norėčiau? Ir taip, ir taip. Na tai jeigu su kuo norėčiau, tai iš tiesų norėčiau su savo idols, tai būtų, tarkim, Lana Del Rey, Lady Gaga, Lara Fabian, labai daug iš tiesų yra labai atlikėjų, bet jeigu kalbant realistiškai, su kuo galimai kažkas tai ir galėtų pavykti, tai iš tiesų mano svajonė būtų su Monika Liu, nes man Monika Liu yra Lietuvos muzikos topas. Ir tikrai žiauriai norėčiau su jie susitikti, kavos išgerti, tai Monika, parašyk. Bet jo, su Monika Liu žiauriai norėčiau kažką tai parašyti, collaboratinti, arba šiaip kavos išgerti. Labai norėčiau ir stilius atžvilgiu tikrai labai, manau, tiktų ir sueitų su Gabrielė Vilkickyte, su Alina Orlova. Šiaip taip pat dar labai norėčiau su Sylvestru Belt. Tikrai, manau, labai faina būtų, man labai patinka jo vaibas visas. Su Monique labai faina būtų, tikrai labai norėčiau collaboratant. Jo, čia nes tokie pagrindiniai. O tiesa, kalbant apie pačią grupę ir artėjančią kūrybą su grupe, į kokį stiliaus žanrą planuojat taikyti? Šiaip aš manau, kad kiekvienam atlikėjui, nes ar būtų yra solinis atlikėjas, ar tai yra grupė, vienas svarbiausių dalykų tai yra
versalumas, įvairumas, žodžiu. Jo įvairumas ir mes šiaip planuojame kaip grupę labiau linkti ties pop roku, ties alternatyviu roku, nes iš tiesų ir Lietuvos muzikos scenoje, nes, pavyzdžiui, alternatyvos grupių atlikėjų ir tokios muzikos ne per daugiausiai yra. Bet taip pat mes norime ir neapsiriboti vienu žanru, gal vėliau su kitų albumų arba dar kitų albumų dar į kitus žanrus pereiti, gal į kokią country arba folką arba funką gal pereiti, metalą gal. Niekada nežinai, bet jo, nes nenorime ribotis ties vienu žanru. Ar planuose yra kažkokių artėjančių projektų po albumo išleidimo? Galbūt turi kažkokią viziją, ką norėsi daryti? Ar tai kaip solo atlikėjas, ar galbūt kartu su grupe? Tai kaip ir sakiau, tikrai bus daugiau muzikos. Galimai bus muzikos ir daugiau su grupės muzikos. Kaip solo atlikėjas aš tikrai irgi noriu toliau rašyti savo solinių kūrinių, skirtingo žanro negu grupės. Bus daugiau projektų, daugiau pasirodymų, daugiau renginių. O tuomet, sakykime, pačiai pabaigai, ką tu norėtum, kad klausytojai išsineštų iš tavo kūrybos? Čia šiaip labai geras klausimas yra, nes aš nors ir tiek laiko rašau, bet aš niekada rašydamas negalvoju apie kitus žmonės. Aš toksai, šiaip skamba labai savanaudiškai, bet aš niekada negalvodavau apie kitus žmonės ir ką kiti žmonės galvotų. Bet aš norėčiau, kad žmonės iš mano muzikos išsineštų tai, kad gyvenime yra tikrai labai sunkių etapų ir gyvenimas šiaip yra labai sudėtingas. Bet yra žmonių, kaip aš pavyzdžiui, kurie išgyvena tuos dalykus, kurie supranta, kas tai yra ir noriu, kad žmonės išsineštų tokį bendruomenės jausmą, bendruomeniškumo jausmą. Tai iš tikrųjų labai malonu buvo pakalbėti, buvo faina iš arčiau ir artimiau susipažinti. Ir tiek aš, tiek klausytojai, manau, lauksim artėjančio albumo ir artėjančio pasirodymo birželio 22 dieną Utopijoje, Vilniuje. Ir bus iš tikrųjų labai įdomu stebėti tiek tavo asmeninių kūrybos kelią kaip solo atlikėjo, tiek visą jūsų grupės procesą ir visą tolimesnį kelią. Ačiū labai, kad priėmėt. Ir dabar tai pasirodo, kad nustojo filmuoti prieš pusvalandį. Čia būtų žiauru. O, ačiū Dievui, ne.